Sveiki draugai, Balkono kronikos grįžo, šį kartą ne balkone, kaip matot nuostabioj naujoje aplinkoje. Turiu daug skysčių, daug buteliukų, gaila jie visi ne mano, gal bus kažkada ir mano, visus reikia nusipirkti. Tiesą sakant, norėčiau pasakyti, kurioje vietoje aš esu naujam Veibare, Savanorių prospekte, Kaune. Daugelis kauniečių turbūt jau čia buvote, apsilankėt, pamatėt, pagarinot, paragavot skysčių. Tai dabar atėjau ir aš, o tuo tikslu šiandien, kad Balkono kronikos susijungia su Debesų lyga šiai apžvalgai. Šiandien pakalbėsim apie Kaifūną V5. Plačiau papasakosiu, kaip įsijungsime vaizdą iš arti. Pamatysit, kaip jis atrodo išardytas, koks paprastas, elementarus jo sukonstravimas visas, bildinimas. Vatą sudėt labai paprasta, koilai sudėt dar paprasčiau ir tikrai jo užsinorėsit. Taigi turim Kaifūną iš arti, pažiūrėkim kas viduj. O viduj ką spėkit, kas Kaifūno dėžutės gali būti viduj. Įtariu, kad Kaifūnas. Turim štai du tokius cilindriukus. Vienam iš jų yra... Blet kaip giliai. Štai turim maišelį su kondoniukais ir varžtukais. Metam į šoną. Taip pat turim stikliuką. Labai įdomiai pjūvis atrodo, man labai patinka tas. Taip pat turim labai didelį ir ilgą instrukciją, kaip jo naudotis, nors tokios didelės net nereikia, nes labai paprasta naudotis iš tikro. O kitam cilindrėlį, dėžutėj, ar dar kaip kitaip galite pavadinti, turim šio vakaro žvaigždę. Kaifūną V5 su metaliniu bakeliu, norėjau sakyti stikliuku metaliniu. Parodys kaip jis serdo. Nusisuka viršutinė dalis, nusiemas stiklas. Metalinis stiklas, dar kartą pasikartosiu. Užsideda ir toksai. Štai, turim Kaifūną žymiai gražesnį, bent jau man. Dabar pradėkim nuo vidurių. Ko aš nepasuku? Ai, oras atsidarė. Vidinė dalis, ganėtinai nedidelis. Susifokusuosim, štai turim varžtus, tinka ganėtinai didelis atsuktuvas. Toliau matote skylutės skysčio padavimai. Toliau kaip surinksiu, parodysiu, kaip reguliuojasi skysčio padavimas į koilą. Štai viršutinė dalis. Kaip mato, didelės skylės skysčio pildymai, telpa bet kokią pipetę, labai patogu. Dar turim užsispyrusį driptipą, paskui viskas susidrėkina, būna viskas geriau. Ant driptipo labai yra gražus logo. Štai, matot. Taip pat ši pasmusinė dalis nusisuka. Taip pat nepaminėjau, kad tinka bet koks 50 driptipas. Nerekomenduoju dėti, nes negražiai atrodys, man su šitu gražiausiai. Kai surinkam viską atgal. Pamečiau dalis, viską radau. Surinkam atgal, šį padėsim į šoną. Pasimsiu savo seną gerą ir parodysiu, kaip reikia susidėti vatą. Matot, viską susirinkau 1, 2. Kaifūnas baigtas. Padėkime šalį. Štai mano Kaifūnas jau išardytas. Kaip matot, čia yra aprūdijęs SS vėlos koilas, nerūdėjantis plienas, na ne? Surūdėjo. Taigi, kur mano vata? Štai, turim šiek tiek vatos. Toliau, kol dėsiu vatą, papasakosiu apie Kaifūno orą. Jisai yra toksai prislopintas tiesiai plaučių traukimas. Nežinau, kaip lietuviškai teisingai įsireikšti, tai sakysiu, išrasiu terminą. Prislopintas traukimas į plaučius.
Taip pat tie, kurie mėgsta traukti cigaretinį traukimą, yra tokie šudukai. Įdedat į... Greitai parodysiu. Nusuka čia. Nusuka čia. Uždedat šičia vatavą. Pagal norimą oro kiekį įsirenkat skylutę. Įkišat, surenkat atgal ir viskas važiuoja puikiai. Taigi toliau dėsiu vatą. Aš vis atkerpu, kaip matot, yra štai čia vadu O-ringai. Aš kerpu čiučiut aukščiau negu šitas O-ringas. Mini žirklės. Nekerpa. Kita pusė. Truputį pasigilinau. Kur mano vatos kišimo įrenginys? Labai geras daiktas, žinokit. Išbandžiau, nepasigailėsit ir nagus galite apsitvarkyti, bedarydami bildą. O, pasak. Šitas buvo atsiplaišėjęs biškį. Ir tiesiog įkišam į vidų. Sunku. Žiauriai. Štai. Kaifūnai vatą susidėjom. Jeigu nori dėti bildą, galėjau prieš tai parodyti, aišku, yra varžtelis. Štai čia fokusuosiu, matot pelutę, persikiša, priveržėt ir laisvi. Dabar šiek tiek sudrėkinsim vatą. Šiaip mėgstamiausias mano Cafe Raceris Bastardas, bet kadangi pradėjau su dilde dėti vatą, užsimaniau kažko mergaitiškesnio, pradėjau garint Lucky X-ą. Saldu, skanu. Ypač, kai darausi manikiūrą. Štai, pridrėkinam sočiai, kad negaudrai hito paskui netyčia. Toliau. Užsukam kaitiklio viršutinę dalį ant viršaus. Sriegiai žiauriai kokybiški, labai tvirti. Nėra jokio sukant nei strigimo, nei kažkokio atplaišų jaučiasi, kai būna su kitais pigesniais kaitikliais. Taigi, pildant svarbu yra uždaryti skysčio padavimą, tai yra užsukti tvirtai iki galo, atsukam viršutinę dalį. Kaip matot, laisvai telpa pipetė. Oi, biškį to šono pataikė plyšius. Pirmą kartą darau tai on kamera, kaip sakoma, tai biškį apsilaiščiau arba abi rankos kairės. Susisukam. Ir dabar, kad atsukt skysčio padavimą, reikia sukt, laikyti apačią ir prisukti visą tanką. Tai daryti patogiausiai yra, matom logotipą. Štai čia logotipas. Ir yra tokios kaip sugriebimai rodiklėlės, tai žiūriu pagalės. O štai čia rodiklėlė, čia logotipas. Ir kadangi naudoju 70 VG skystį, atsuku 2,5 ratų. 1, 2 ir pusė. Viskas kaifūnas surinktas. Jeigu norim pasireguliuoti orą, pakeliam štai šį į viršų. Labai smagiai takštačioka. Ir štai čia, matot, yra 4 skylutės. Čia 3. Čia 4 skylutės. Čia 1, 2. Tai kiek skylučių, kuo daugiau skylučių, tuo daugiau oro. Taip, pasidarau aš ką labiausiai mėgstu, nusistatom į tą vietą ir tiesiog paspaudžiam žemyn. Viskas. Žiauriai paprasta oro reguliavimo sistema, labai paprastas skysčio padavimo reguliavimas. Kaitiklis prabangus, skanus, kokybiškas, bet labai paprastas. Taigi pamatėt, kai viskas paprasta, 1-2, kaifūnas paruoštas darbui, labai viskas paprasta, labai tiesiog net ant tiek profesionalus renginys, atrodo jis turėtų būti labai sudėtingas, labai reikalauja didelių įgūdžių, bet šiaip realiai tai jisai tiktų netgi naujokui, visiškam niekad negarinusiam. Tiesa, tokio lygio, tokios kainos įrenginį pirkti naujokui būtų
šiek tiek naivu, nes galbūt jisai po 2 savaičių mes garinimą. Tai va, dėl to reiktų pasigalvoti. Toliau pakalbėsim apie jo pliusus minusus. Kas man buvo, pradėkim turbūt nuo pliusų. Pliusas yra visiškai, absoliučiai kitoks garas, negu esate bandę gyvenime. Aš bandžiau daug kaitiklių, garinu daugiau negu 4 metus, bandžiau nuo pat pieštukų iki štai čia, kurios mato, turbūt irgi daugumą esu išbandęs, tai garo pojūtis yra visiškai kitoks, tuo, kad jisai yra grynas, sodrus, kupinas skonio. Skonio duoda ir kiti kaitikliai, bet šitas skonį duoda visiškai kitaip, nes skonis yra grynas ir pats garas yra jisai toksai sausas, be jokio feedbacko, jokie lašiukai į burną nešaudo, jokio skysčio nutekėjimo į burną, kai būna su kitais kaitikliais, jeigu daugiau kondensato prisikaupia. Žiauriai patogus įrenginys. Toliau, surinkimo kokybė yra labai aukšto lygio. Netgi naudojant ilgą laiką, jisai nesimato naudojimo žymių. Visiškai kokybiškas įrenginys. Visos gumytės, visi kandoniukai, viskas savo vietoj, viskas nieks neįsivaikščiojo. Žodžiu, elitinis įrenginys. Tikrai, žinokit, patikėkit manim. Dar didelis pliusas, dažnai daužantiem modus ant žemės. Sudaužysit stiklinį, turit metalinį stikliuką. To niekada nesudaužysit. Tiesa, tada rekomenduočiau garinti ant temperatūros kontrolės režimo, nes nematysit, kada baigėsi skystis ir bus tikrai nelabai skanu karts nuo karto. Taigi apie pliusus galėčiau toliau dar kalbėti, pasakot. Tai jeigu sutrumpint, tai būtų štai taip. Labai geras skonis, labai paprastas surinkimas, aukšta surinkimo kokybė ir dar kartą tobulas skonis. Toliau apie minusus. Minusas yra tik tais vienas, jį radau labai sunkiai, labai norėjau, atsiprašant, prisipist, bet pavyko. Štai aš jį ir pademonstruosiu. Atsukam, užpilam skysčio. Net galiu parodyti, kaip piliu skystį. O įsivaizduojam, kad papiliau skysčio šiek tiek. Ir dabar man reikia užsukti top capą. Va, šį kartą pasitaikė iš karto. Tai matot, minusas tikrai labai ieškantim prie ko prisikabinti. Atsukom, bandom dar kartą, kol pavyks parodyti. Va, sriegis nepasigauna. Įvyksta štai taip. Tai kad to išvengti, reikia tiesiog prispaust ir tada viskas gražiai užsisuks. Tai greitai, belia kaip, skersai neužsisuks jisai. Powers grybą pjauna. Taigi įsiaiškinau santykius su savo modu, nebegrybauja, veikia, galiu įrodyti. Ir kol taisiau modą, žinokit, atsiminiau, kad per savo durną galvą nepaminėjau 2 didžiausių pliusų šito kaitiklio. Tai yra būtų numeris 1 pliusas, kad jisai labai taupo skystį. Tai galit premium garint užsimerkę, kaip pavyzdys aš. Jeigu naudoju kokį TF8 arba Limitless XL, tai toks buteliukas skysčio net neužtenka vienai dienai. Užsipili pilną baką, važiuoji namo iš darbo kokius 3 km ir bakas baigėsi. Su kaifūnu užsipiliau iš ryto, baigėsi tik po pietų. Tai pasakiškas pliusas iš tikro. Realiai to buteliuko užtenka 3 dienom. Antras didelis pliusas, kurį taip pat prieš tai pamiršau paminėti, tai yra baterijos tarnavimo laikas už to kaitiklio, nes jam aš maksimaliai naudoju tik 32 vatus. Įsivaizduokit, 32 vatus. Kai su kitu kaitikliu, bele kuriuo rimtesniu, didesniu kaitikliu, kad jisai normaliai veiktų, gautum daug skonio, reikia bent jau 80-60 vatų. Tai yra dvigubai daugiau negu reikia kaifūnui. iPoweris laiko 2-3 dienas, priklausomai nuo to, ar baliavoju, ar nebaliavoju. Taigi pamatėte ir išgirdot mano nuomonę apie kaifūną V5, man jisai patiko, įdomu ar patiks jums, išbandykit, parašykit, jeigu turit klausimų, taip pat praneškite man, būtinai atsakysiu, jeigu nespėsiu atsakyti, rašykite kolegoms į debesų lygą, ten yra pilna profesionalų, kurie jums padės bet kokiu klausimu tiek su kaifūnu, tiek su kitais kaitikliais, bet kokiais klausimais. Tiesa, galbūt nepatars, kaip pakabinti mergą, nors yra tokių, kur patars tikrai kaip pakabinti mergą. Toliau, ką norėjau pasakyti, kad apžvalgos tolimesnės priklauso tik nuo jūsų. Jeigu jums patiks, jeigu jūs seksit, jeigu jūs laikinsit, jeigu jūs norėsite dar, taip pat bus dar apžvalgų, bus daugiau staigmenų, bus siurprizų ir viso kito. Taigi šiandienai tiek, iki.